Upė visada kaip magnetas traukia žmonės. Nors laikai, kai sostinės gyventojai nerimi ir stydavosi valtelėmis praeitį, per pietų pertrauką iš ištaigingų verslo centrų išbėgę darbuotojai užkąsti traukia būtent prie upės, nebijodami išsitepti kostiumo ar suplėšyti pėdkelnių. Visgi architektai, urbanistai ir menininkai tikina, kad didmiesčiuose tekančių didžiųjų Lietuvos upių potencialas neišnaudotas. Taigi netrukus mėginsime pasvajoti, kaip galėtų atrodyti Neris, jei sektume vakarų Europos pavyzdžiais. Šiuo atveju Neries upės vaga yra miestui didžiulis potencialas, tai yra rekreacinė ir viešoji erdvė, kuri galėtų duoti labai daug. Tai iš esmės lemia du dalykai, kai žmonės renkasi ateiti ar neateiti, būti ar nebūti. Vienas iš jų tai yra pragmatiniai kriterijai, o kita dalis yra estetiniai kriterijai. Pragmatiniai kriterijai reiškia, kad ateidamas prie vandens žmogus tikisi šiokių tokių paslaugų. Jam reikia ir atsisėsti, ir atsigerti kavos, ir galbūt užkąsti, ir išsinuomoti galbūt inventorių kažkokį tai. Tai šioje vietoje galbūt galėtų ir smulkusis verslas pasiūlyti savo paslaugas. Štai vandens kanalais išvagotas Amsterdamas jau tapęs gyvenimo, darbo ir pramogų ant vandens simboliu. Gyvenimas prie baržomis ir laiveliais nusėtų kanalų virte verda. Čia ateina linksmintis vietiniai, pažioplinėti ateina ir turistų būriai. Nors Vilnius ne Amsterdamas, o Neris ne kanalas, Vilniaus miesto savivaldybė užsibrėžusi artimiausiais metais įpūsti ir didžiausiai Vilniaus upei daugiau gyvybės. Vieną viziją mes jau turime, tai yra tokia, kaip pasakyti, turbūt esminė idėja, kad aplink Nerį atsirastų sporto ir poilsio trasa, kuri jungtų abu upės krantus, 24 km, susijungtų į tam tikrą žiedą nuo Vingio parko iki Valakampių paplūdimių, kad žmonės galėtų dviračių, pėsčiomis ar bėgte praleisti laiką prie vandens. Tos trasos atsiradimas tai yra kaip ir raktinė idėja visam krantinės sutvarkymui. Savivaldybės atstovai tikisi, kad tokiu būdu prie upės pavyks pritraukti didesnius lankytojų srautus. O kai bus srautai, verslininkai sieks užpildyti šią nišą steigdami naujas kavines, sporto įrangos nuomos punktus, nedidelės parduotuvės, galerijas ar net biurus. Tiesa, galimybę vystyti ant vandens plūduriuojančius projektus pavieniai verslininkai domėjosi ir iki šiol. Tačiau įgyvendinti rimtų projektų niekas taip ir nesiryžo. Laiks nuo laiko į mus kreipiasi verslininkai, įvairūs verslininkai su įvairiais pasiūlymais dėl kavinių, dėl prieplaukų naujų, dėl gyvenamųjų laivų atsiradimo prie krantų, restoranų. Tačiau ne visų, aišku, verslininkų ketinimai rimti, jie gal daugiau zonduojasi situaciją, tyria rinką, tyria galimybės. Jie ateina vienais metais, kitais metais vėl ateina su ta pačia idėja. Matyt, nespėja dar jos gerai apsvarstyti ar parengti įgyvendinimui. Kadangi vandenį neteko man nieko projektuoti ir tikiuosi, kad ir neteks mano praktikai, tai iš esmės tai yra ant vandens bet kuris statinys esantis, tai yra matyt pontonas, plūduriuojantis daiktas. Ir tai nulėmė didžiąją dalį problemų. Pirmiausia yra jo patvarumas matyti vasaros žiemos sezonų. Ir šiuo atveju bet kokie metaliniai pontonai nėra tinkami, tam reikalingas gelžbetoninis pontonas. Kaip jūs minėjote, visi reikalai susiję su infrastruktūra, reiškia vandens tiekimas, nuotekų tvarkymas, šiukšlių, taršos ir kiti dalykai nelyginamai sudėtingiau spręstųsi ir nelyginamai daugiau kainuotų. Pirmiausia, Neris, skirtingai nuo Amsterdamo kanalų, yra labai srauni upė. Ir jeigu Amsterdame kanalai užšąla turbūt labai trumpai, galbūt visai neužšąla, aš tiksliai nežinau, bet Neryje tas ledo periodas yra labai ilgas. Sraunus vanduo, ledo jėga, kuri per ledonešį gali sužaloti tas baržas, tai yra labai turbūt stiprios priežastys, dėl kurių tokie objektai dar neatsirado Vilniuje. Kitas dalykas, Vilniuje nėra kur saugoti tokių laivų. Mes neturime uosto. Žiemos uostas, vadinama žiemos uostas Žirmūnuose, jis dar nėra įrengtas ir tos baržos turi kažkur žiemoti saugiai žiemos metu. Jas kažkur reikia iškelti ant kranto, kažkur nugabenti saugoti. Žodžiu, tas sudėtingumas ne sezono laikotarpiu matyti ir lemia, kad dar kol kas tie namai neatsirado. Nors, kaip sakiau, ne vienas bandymas yra buvęs.
Įstatymai įrengti ant vandens plūduriuojančio namo kavinės ar parduotuvės nedraudžia, tačiau toks namas jau būtų traktuojamas ne kaip statinys, o kaip laivas. Taigi, jei norėtumėte su visu savo namu persikraustyti gyventi į kitą pakrantės vietą, turėtumėte turėti laivą vairuoti leidžiančias teises. Dar vienas įdomus aspektas tas, kad kol kas norintieji ilgesniam laikui su tokiu plaukiojančiu laivu apsistoti Neries pakrantėje turėtų tik gauti iš savivaldybės leidimą. Štai Amsterdame tektų mokėti dar ir nemažą pakrantės ruožų nuomos mokestį. Jeigu kalbam apie Amsterdamą, visi turbūt esat matę baržos prišvartuotos prie kranto ir nuo kiekvienos baržos eina visas pundas laidų ir vamzdžių, kurie eina į krantą ir ten prijungti prie miesto inžinierinių tinklų. Ten yra stačios krantinės, tai yra visiškai kitokia urbanistinė aplinka, tai yra daug didesnis gyventojų tankumas, tos baržos atsiradusios ten turbūt ne dėl grožio, o grinai dėl praktinių sumetimų, kadangi trūksta gyvenamojo ploto, baržose žmonės gali rasti dar papildomą gyvenamąjį plotą. Manau, Vilniui, kadangi tokių problemų nėra, tai irgi didelė, turbūt svarbi priežastis. Bene didžiausią galvos skausmą gaivinant Neries pakrantės kelia taršos pavojus. Jei padidėtų lankytojų srautai, atsirastų gyvenančių ir dirbančių ant upės žmonių, baiminamasi, kad tokių vaizdų bus galima pamatyti kur kas dažniau. Be to, bene opiausia problema - nuotekos. Kaip gyventi ant upės, neteršiant aplinkos. Šiuolaikinės technologijos leidžia išspręsti visas tas problemas, kurias jūs minėjote, ekologinės ir kitokias. Tačiau reikėtų gerai pasvarstyti, ar tai vis tik tai būtų už tą kainą, kuri būtų mokama už tos būstus, ar tai optimalus variantas. Man tai sukelia labai daug abejonių. Galbūt pramogai arba kaip pilotiniai projektai tokie dalykai tikrai galėtų atsirasti. Urbanistai juokauja, kad norint būti šalia vandens, nebūtinai jį lipti su visu namu. Visgi tam tikrų smulkiosios architektūros elementų šalia Neries ar kitų centrinėse miestų dalyse esančių upių galėtų rastis. Bet kuriuo atveju specialistai pabrėžia, kad reikėtų vadovautis darnios plėtros principais, kad urbanizuodami pakrantės nepakenktume ekosistemoms. Galbūt jeigu mes norime būti šalia vandens, tai labai gerai, tačiau galbūt nebūtina patį pastatą ten statyti. Galbūt prie vandens gali būti prieplauka, terasa, lieptelis, žaidimų aikštelė ir kiti dalykai, kur nereikia agresyvios statybos ir lygiai taip pat patenkinti tuos rekreacijos ir poilsio poreikius. Kitas momentas būtų statybinės medžiagos, kurios ten naudojamos. Aš jau minėjau apie ekologiškas, vandeniui laidžias medžiagas, taip pat reikėtų vengti sintetinių dirbtinių medžiagų, nes jos paprastai nėra patvarios ir labai sunkiai perdirbamos. Kol miesto architektai ir valdininkai galimybę statyti namus ant vandens vertina gana atsargiai, Lietuvoje randasi pirmieji entuziastai, kurie pasiryžę įrodyti, kad ir Lietuvoje yra ne ką sudėtingiau nei Amsterdame suręsti patikimą ir svarbiausia aplinkai draugišką plūduriuojantį namą. Pirmasis mūsų herojus, kaunietis verslininkas Rimantas Varanauskas, netgi patentavo tokio namo idėją. Prieš kelis metus kilo tokia mintis, peržiūrėjus tikrai labai daug pavyzdžių ir, kaip minėjau, pakeliavus ir matant, kokios yra šiandieną tų plaukiančių namų ant vandens konstrukcijos, kokie sprendimai. Tai viską susumavus ir padarius tam tikrą analizę, kilo savi sprendimai ir atlikus patentinę paiešką paaiškėjo, kad tokie sprendimai pakankamai nauji ir galima būtų registruoti kaip patentą. Rimantas pasakoja, kurdamas šį laivą namą, jokio dviračio neišradinėjęs, tiesiog sujungęs pažangiausias technologijas į visumą. Kol kas vyras savo idėjos neįgyvendino, mat tam reikia nemažai lėšų. Tačiau jis nenuleidžia rankų ir tikina, kad jei pagal jo sumanymą sukurto plūduriuojančio laivo nepamatysime Lietuvoje, jis tikrai iškils kuriame nors kitame Europos mieste, kur yra įprasta gyventi ant vandens. Jeigu kalbam apie visiškai autonomišką plaukiantį statinį arba plaukiančią priemonę, tai ir jeigu jisai turi būti draugiškas aplinkai, tai pirmiausia jis neturėtų naudoti jokio kuro, kaip mes suprantam šiandieną, tai dizelio, benzino ir panašiai. Tai mūsų sprendimai yra būtent į tai orientuoti, tai pirmiausiai saulės baterijos, saulės elementai, saulės kolektoriai, tai yra tiek energijos gaminimui, tiek vandens pašildymui. Taip pat mini vėjo generatoriai, nebūtinai statyti vieno didelio vandens vėjo malūno, galima daug mažesnių statyti ir iš tos tą suminę galę turėti. Na ir kitas dalykas, galima taip pat naudoti ir hidrogeneratorius. Padarius tokį kompleksinį energijos šaltinių, tokį miksą, galim nuolat būti aprūpinti tais energijos šaltiniais tiek šildymu netgi žiemą ir tom funkcijom, kur reikalinga mums kasdieniam reikmėm, tai yra
televizorius, radijas, šaldytuvas. Vyras tikina, kad tokiam namui nebūtų baisus net ir Lietuvos orai. Yra išrasta įvairių technologijų, padedančių namui pačiam saugiai užlipti ant ledo vandeniui sušalus ar atlaikyti viską šluojantį ledonešį. Stokholme, Suomijoje plaukiančių namų kvartalai, kurie yra šiauriau negu Lietuva, ir jie puikiausiai žiemą įsilaiko. Žodžiu, ledas jų nesugniuždo, nesuskaldo tų konstrukcijų. Su srove, pavyzdžiui, šiandien mes esam prie Nemuno, tai būtų šiek tiek problematiškiau, bet irgi tai yra sprendžiami tie klausimai, tos problemos. Statybos ant vandens entuziastas tikina, kad bene didžiausias iššūkis čia įtikinti aplinkosaugininkus, kad tokie namai gali būti aplinkai netgi draugiškesni nei įprasti statiniai. Plūduriuojantis namai ypač gali praversti situacijose, kai reikalingi laikini statiniai. Pasižiūrėkim šiandieną parkų teritorijose vis tik infrastruktūra reikalinga. Tiek kavinės, tiek turizmo informacijos centrai ir panašiai, tai kaip jie daro? Tai statomi kažkokie pastatai, draskoma žemė toj teritorijoje. Čia galima įkurdinti būtų tokį laikino tipo plaukantį statinį, kurį galima arba nuvilkti, arba išimti krantą, kai jam nėra poreikio. Ir kaip minėjau, jis būtų draugiškas aplinkai ir būtų daug draugiškesnis aplinkai negu tas stacionarus statinys, nes nereikėtų žalot gamtos, norint tą statinį pastatyti. Kitas mūsų laidos herojus, menininkas Saulius Paukštys, idėją gaivinti upių pakrantės puoselė net keliomis kryptimis iš karto. Su bičiuliais įkūręs šiuo metu vienintelės kavinės ant vandens Neryje, vyras puoselėja svajonę, kada nors čia pastatyti ir ištisą gyvenamų plūduriuojančių namų koloniją. Čia gal toksai bandymų, jeigu galima pasakyti, poligonas. Tai ta prieplauka, kai buvo atvilkta iš Kauno irgi prieš 3 metus turbūt, tai jinai per tos 3 metus jau pavirto tokiu visai simpatišku ir vis labiau įgyjančiu populiarumą restoranėliu, o šalia šiemet dar pastatėme arbatinės plaustelį namelį tokį nedidelį su terasėlė. Tai irgi toks, taip sakant, pavyzdys, kad viską galima padaryti, jeigu imiesi to reikalo. Pirmasis mūsų projektas kartu su Valdu Ozarinsku architektu buvo turbūt prieš 3 metus. Mes siūlėme tame tarpe tarp Mindaugo ir Žaliojo tilto įrengti terasą ir sezono metu apačioj sukurti gyvenamų plaustų namų, tokią koloniją, kuri atėjus žiemai, reiškia atėjus ledui, persikeltų, būtų užkeliami tie nameliai ant terasos ir galėtų funkcionuoti ir žiemos metu. Tai čia pagrindinis kliuvinys ir yra mūsų upėje, turbūt to ir skiriasi nuo kitų Europos miestų, kad žiemą užšąla vanduo ir pavasarį būna ledonešis, kuris kažkokius paliktus laikinus statinius tiesiog nuneša, sulaužo. Tai čia mūsų ta terasos idėja būtų kažkokia prasme sprendimas, pabėgimas nuo to ledonešio grėsmės. Menininkas pasakoja savo kailių patyręs, kaip kartais teorija skiriasi nuo praktikos. Su bičiuliais įrenginėdami šias kavines ant vandens jie mokėsi iš savo klaidų. Tačiau dabar statiniai yra pakankamai patvarūs ir juose netgi mėginta nakvoti. Ramu ir saugu, juokiasi menininkas. Kadangi čia niekad tokio namo ant vandens nestatėme, tai susidūrėm su visokiam plūdrumo problemam. Vienas galas labiau grimzdo, kitas mažiau grimzdo. Tai kelis kart reikėjo, taip sakant, restauruoti, koreguoti kažkokie architektūriniai sprendimai. Gal dabar jau, reiškia, mes, kai jau tokį pusmetį, tarkim, patirties turime, jau gal kitaip darytume ir langus, ir tą, reiškia, terasėlę aplinkui. Tai visą laiką, taip sakant, patirtis yra toksai, penas kažkokiems geresniems sprendimams.
Saulius Paukštys tikisi, kad jo idėja įrengti čia pat ir gyvenamųjų namų koloniją susidomės ir savivaldybė, planuojanti gaivinti Neries pakrantės. Anot jo čia galėtų rastis ir galerijų, suvenyrų parduotuvėlių, menininkų dirbtuvių ir kitokių erdvių, kurios būtų įdomios miesto svečiams. Pritraukus turistų esą būtų galima vertinti ir ekonominę krantinio atgaivinimo naudą. Jeigu atsiras kažkokia gyvybė, tai atsiras kažkokie ir turistiniai maršrutai, ir miestiečių kažkoks interesas. Mes tenai paskutiniuose projektinėse pasiūlymuose siūlėm ir baseinus tose terasose įrengti, ir vaikų žaidimo aikšteles, kad būtų, taip sakant, miestiečiams jauki tokia erdvė. Tai, man atrodo, tai tik tai papuoš miestą ir suteiks jam daugiau įdomumo.